Kupiškio krašte atrastas beveik 100-metį dingęs Antašavos bažnyčios varpas. Jį po beveik 10 metų trukusių paieškų savo dirbamame lauke atrado vietos ūkininkas. Kupiškėnas ūkininkas Laurynas sako, nuo vaikystės girdėjęs įvairiausių istorijų apie dingusį Antašavos bažnyčios varpą. Žmonės pasakojo, kad varpas nukeltas 1942 metais, kai baimintasi, kad atėję okupantai jį išlydys ir panaudos karo reikmėms. Ta legenda daug kas žinojo, bet jau buvo paleistos kalbos, kad nebėra ten to daikto radinešio, kurį mato dabar. Bet nusipirkau geresnę įrangą ir pavyko rasti. Seniau ieškojau su prastesnė įranga, greičiausiai esu ir praėjęs pro tą vietą. Laurynas varpą rado savo dirbamos žemės plotuose. Kupiškėnas pasakoja, kad anuomet vyrai nukeldami varpą ir vežė jį paslėpti, rizikavo savo gyvybę. Nuslėpti daugiau nei pusę tonos sveriantį varpą tada buvo labai sudėtinga. Tais laikais nebuvo nei traktorių, nieko, arklys, vežimas ir raumenis, daugiau nieko. Savo jėgom reikėjo kelti ir užkasti. Tai buvo ką veikti. Kai jau man pasakoja, tai man buvo 12 metų. Paieškas Laurynui palengvino močiutė, kuriai dar vaikystėje dėdė parodė, kur užkastas varpas. Moteris pasakojo, kad bėgant laikui tiksliai vietą pamiršo, tačiau vis neapleido mintis jį surasti. Atėjo nepriklausomybė ir pats užmiršo, kurioje vietoje jis užkastas, nes išrauti buvo krūmai, viskas pasikeitė labai. Čia daug kas ieškojo tą varpą, bet jie nerado. Bet mes vis tiek nebuvom praradę vilties, kad jis turi būti. Varpas rastas 2 metrų gylyje, daugiau nei 80 metų po žeme išbuvęs, beveik idealios būklės. Šiam varpui jau yra virš 100 metų, išlietas Lenkijoje, teko susisiekti jau ir su Lenkijos kamponologais, kurie patvirtino, kad šis žinia jau paslydo per visą Europą. Kiekvienas savotiškai gražus. Varpas grįš į Antašavos bažnyčios varpinę, kurioje šiuo metu skamba 2 varpai. Visi galvoja, kad pakavotas didesnis varpas, bet nedaug didesnis. Tik naujesnį varpą nukėlė ir paslėpė, o senesnį paliko.